Gerą verslo idėją turintys ir ją vystyti pradėję verslininkai neretai susiduria su problema, kai neturi pajamų ir nebegali pasiskolinti plėtrai. Jeigu idėja tikrai gera, pagelbėti gali rizikos kapitalo fondai, kurių steigimui Ūkio ministerija skyrė 42 milijonus eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Lietuvoje įsteigus Jeremy kontroliuojamą fondą, kurio valdytojų paskirtas Europos investicijų fondas, įkurtas plėtros kapitalo fondas Lit Capital. Jis domisi būtent eksportuojančiomis įmonėmis. Pagrindinis kriterijus, aišku, vėl yra, kiek konkurencingas tas produktas ir kiek stipri vadovų komanda, bet dar vienas esminis kriterijus, kuris yra svarbus visiems, ar rizikos, ar plėtros, ar privataus kapitalo fondams, tai yra skalė. Ar galime mes pasiekti mastą ir iš nedidelės ar vidutinės įmonės tapti didelę regioninę ar pasaulinę įmonę. Lit Capital neinvestuoja į nuostolingas bendroves. Šiuo metu fondo portfelyje 7 įmonės, į kurias vidutiniškai investuoja po 2 milijonus eurų. Fondo dydis 25 milijonai eurų. Veikiančiomis įmonėmis domisi ir kitas fondas Lithuanian SME Fund, kurį administruoja Baltcap. Tačiau 20 milijonų eurų valdantis Lithuania SME Fund labiau orientuojamas į vietinį verslą. Esame padarę 8 investicijas. Į gana didelį spektrą bendrovių mes nesispecializuojame kažkokiuose sektoriuose, daugiau orientuojamės, sakykime, į gerus sandorius ar į perspektyvės investicijas. Jeigu apibendrinti tą, ką jau esam padarę, tai matome, kad didelė dalimi mūsų investicijos yra susietos su vietinė rinka ir su vartojimu. Ir mes tikimės, kad vartojimas augs ir iš to tikimės grąžos. Lithuanian SME Fund į vieną įmonę investuoja iki 10 milijonų litų. Ūkio ministerija rizikos kapitalo plėtrai Lietuvoje yra skyrusi 42 milijonus eurų ES struktūrinių fondų lėšų.